Oi, matau, kaip sklando erelis, nežinau, ar matysis joms. Gal matysis. Tai štai dabar esu beniuk vietoj, kur naują namą radau. Čia va taip toks vaizdas atsiveria palipus, kiek čia, kokia, 20 metrų. Biškį parodysiu dar čia pačioj jau va taip viskas eina skardžiais. Čia eina skardžiais, skradžiai. O čia va, tokios uolos. Čia va taip truputėlį paėjus. Kiek aš čia eisiu? Gal kokią 1 minutę, ne? Ir štai daromos Magnos iš Lenkijos. O štai čia va namelis 61. Štai va šitas namelis ir čia kiemas bus. Ten bus galima pasidaryti lysves, auginti daržoves. Vietos yra. Ką? Ką, Magnus? Štai, gali susipažinti. Čia yra Regina ir Magnus. Aš dabar nuomuosiu iš jų šitą namą. Magnus yra labai geras muzikantas, groja gitarą, skulptorius, daro skulptūras, o Regina taip pat daro visokiausius suvenyrus, pardavinėja. Oi, kas čia biškį man negerai? Man reikia biškį... O, nuvaliau, matai dabar daug geriau. I'm making video for my family. Tu familia. Say hello to my familia. Hello. Hello. Hello, Lithuanians. They're speaking Poland, Polish. Poland. Nazdrovia. Na zdrovia. So, taip. Tai aš filmavau ir viskas buvo, vienu žodžiu, kaip supratau, kamera truputėlį apsinešus kažkuom. Tai dabar reikės viską pafilmuoti iš naujo. Tai jau čia išėjus iš namo, išėjus iš namelio ir atsiveria štai toksai vaizdas. Vienu žodžiu, šitam stebuklingam mieste šita gatvė yra paskutinė ir šitas namas paskutinis. Paskutiniam vagone prie lango. Labas, kaimynų žiniukas, ateik. Nu ko dabar. Taigi jau glostėmės, kaimynai. Ir dabar dar loja, vis dar parodai, kad čia. Na jo, tu čia šeimininkas, o aš čia būsiu pas tave kaimynas. Čia dar galima kažką padaryti. Oi. Štai. Vaizdelis. Labai aukšta viršūnė Pico de Gavillon skaitosi. Viršukalniai. Tai štai tikriausiai reikės apsistoti prie šito
pasiūlymų ir apsigyventi čia. Sakykit, kaip jums patinka. Čia, aišku, palapinė dabar padaryta. Tai va, beniuk, gretyt. Štai taip čia gražu.